Taigi, panašu, kad mes live. Sveiki Labas visi. vakaras. Tai čia vėl Karolis ir Marius šiandien su jumis. Ir šiandien kalbėsim apie karštą temą. Tai kas yra tikroji gyvenimo prasmė, kaip susipažinti su savo kodėl, kaip atrasti savo ikigai ir kaip pamatyti, kas stovi už mūsų norų. Tai Mariau, gal kažkokį šiltą žodelį pradžiai? Taip, tai aš, kadangi dažniausiai dirbu su santykiais ir tai yra tema, kurioje visą laiką tyrinėju, kaip tai veikia, kaip tai gali atrodyti, tai iš vyriškos perspektyvos gal norėčiau tai pradžiai pasakyti, kad žinoti savo kodėl vyrams ir turėti tikslą didesnį negu jisai pats yra vienas didžiausių variklių tam, kad būtų jis įdomus pasauliu ir galėtų kurti vertę didesnę negu jisai pats ir būtų įdomu keltis rytais iš lovos, o ne tik egzistuoti. Tai va tokių lengvų žodelių šiandien ir pradėsiu. Supratau. Tai aš tada paimsiu savo patį pirmą punktą. Tai yra būtent, kad kaip iš tikrųjų atrodo ta prasmė. Ir, žinot, jeigu paimtume, peržvelgtume YouTube'e top 10 video apie prasmę, jie visi būtų skirtingi, kažkuom panašus. Ir aš tikiu tuom, jog prasmė yra tai, kam mes duodame prasmę. Tai mes pasirenkame prasmę gyventi, mes pasirenkame prasmę kažką daryti ir jausmas būtų toksai, jog būtent mūsų pačių, mes patys kaip gyvenimo produktas, mes reguliuojam tą savo prasmę gyvenime ir galbūt jinai yra kažkokia gilesnė ir kažkas pasidalins savo perspektyvą apie gyvenimo prasmę, bet aš labai žiūriu į tai paprastai. Jeigu pas mane yra kažkokia prasmė, į kurią aš stipriai remiuosi, tai koks būtent mano intencijos grynumas būtų šitoje vietoje. Tai iš kur kyla šitas poreikis turėti prasmę? Iš kur kyla tas, būtent, man kažko trūksta, ko man trūksta, kad man reikia būtent tos prasmės? Ar aš nesijaučiu pilnavertiškas, nejaučiu pilnatvės savo buvime, dėl to man reikia dalykus vardinti pavadinimais ir duoti jiems kažkokias tais, sakykime, paskirtis, prasmes, kad tai būtų man vertinga. Ir jeigu tai yra būtent taip, kad, aš susikuriu savo prasmes, tuomet būtų klausimas, kur tai mane veda, nes gyventi prasmėmis, kurių intencija nėra pilnai aiški, iš kur tai kyla, panašu, kad nėra aišku ir kur tai veda mus. Tad mano pats pirmas būtų pastebėjimas, jog prasmė, kurią mes suteikiame savo karjerai, savo gyvenimui, savo santykiams, patiems savo, yra mūsų proto produktas ir manau, kad yra be galo svarbu suprasti, iš kur ta intencija ateina, kokia ta intencija, kuo jinai yra varoma ir iš kur kyla būtent ta prasmė ir kur jinai mus veda. Tai čia būtų mano pirmas punktas ir drąsiai perduodu Mariui mikrofoną, kad jisai pasidalintų savo pirmoju. Taip, papildant Karolį, kadangi pats studijuoju Demartini įrankius ir Demartini metodus, tai prasmė pas mus dažniausiai kyla iš to, ko mums gyvenime trūko arba ką mes norime matyti. Tai, sakykime, jeigu trūko vaikystėje tėvų dėmesio, mes tampame influenceriais ir štai mes su Karoliu dabar filmuojame, mes matysite, trūko šiek tiek tėvų dėmesio, mes jo negavome, mes tai pilo vertybės. Tai tuštuma, kuri dažniausiai susiformuoja nuo 0 iki 7 metų, sukuria tam tikrus, galima pavadinti traumomis, bet galima pavadinti tuštumomis, kurias mes pildome eidami per gyvenimą. Priklausomai nuo to, kokio gilumo tai yra patirtis, ant kiek tai skaudžiai, jautriai mes priėmėm, tai gali trukti visą gyvenimą. Ta vertybė gali būti tokia gili, kad tai yra visiška bedugnė ir visą gyvenimą mes pildysim ir kažką darysim tam, kad tai pildytųsi. Aš asmeniškai, kas buvo, ką pastebėjau dėl savo žaidimų, buvo momentas, kur praleisdavau po 3-4 valandas per vakarą žaisdamas žaidimukus ant telefono ir tada kaltindavau save, kodėl tai darau.
Ir kai pradėjau tai stebėti ir kai išsiaiškinau savo aukščiausias vertybės ir dėl kokio aš momento žaidžiu, natūraliai kaltė dingo. Ir tada tiesiog užtrukau dar kelias savaitės, kol žaidimai atkrito, nes tai pakeičiau kažkuo, kas mane kaip žmogų labiau įkvėpia, kas atrodo turi didesnę prasme tam, kad eiti į naujas patirtis gyvenime, tam, kad leisčiau užpildyti tą vertybę tiesiog kitais veiksmais. Tai manau, kad yra svarbu atrasti savo kodėl, nes tikrai, manau, visiems būna tų dienų, kai nesinori keltis iš lovos, atrodo, kad pamiegočiau dar 2 valandas, kad tik nereikėtų atsikelti, nes žinom, kad atsikėlus darysim kažką, kas visiškai neįkvepia, nenorim ar į darbą, ar nenorim susitikti su tai žmonėm, kur žinom, kad šiandien reikės susitikti. Tai atradus savo, kodėl mes tai darom, arba pasirinkus tinkamą perspektyvą ten, kur mes esam, nes kartais turim tai padaryti, ką mes darome, ir tam, kad būtų galima kokybiškai tai padaryti ir kad būtų galima negraužti savęs dėl to, ką darom, galime pasirinkti kitokią perspektyvą, pamatyti, kodėl tai tarnauja ir kodėl mes renkamės tuo momentu daryti būtent tai, ką mes turime padaryti. Tai kartais tas ėjimas į diskomfortą ir ten, kur nepatinka, duoda didžiausius rezultatus, nes ne veltui yra sakoma, kad viskas, apie ką svajojam, yra kitoje pusėje baimės. Tai mano toks pastebėjimas, kodėl yra svarbu turėti savo kodėl, ir atiduodu eterį Karoliui. Mariau, tai koks tavo kodėl? Mano kodėl yra tam, kad aš meistriškai valdyčiau save. Aš darau pasirinkimus ir mano šiuo metu aukščiausia vertybė yra savęs pažinimas, savęs įvaldymas per savęs pažinimą. Ir čia dar vienas dalykas, dėl ko save kartais graužiu, kur pasižiūrėjus į sąskaitą ir savo išlaidas, kiek aš investuoju į save, į coachinimą, į mokymus. Ir toks tipo, kodėl aš tai darau. Ir čia iš tikrųjų neseniai buvo, kur kas vėl vyksta. Atrodo, kad galėčiau iki paskutinių, kaip žmonės kazino prameta, žinai, sumeta į automatus, taip Marius į mokymus, seminarus ir į coachinimą. Ir kai aš suprantu, kokia mano pagrindinė vertybė, tada aš turiu įrankius tam, kad tai keisti, jeigu man tai pradeda trukdyti. Ir kai aš esu sąmoningas, dėl ko aš darau pasirinkimus, tada aš galiu juos keisti be graužaties ir be kalties jausmo, kas tikrai labai išlaisvina, nes kai darom tam tikrus pasirinkimus ir nesuprantam, dėl ko darom, kad ir tie patys mano žaidimai, kuriuos žaidžiau, ir tada prasideda kaltė, gėda ir visa kita, tai ta spiralė gali labai lengvai suktis žemyn ir ją sustabdyti tikrai ne visada yra lengva. Supratau, gražiai paaiškinta. Ir iš tikrųjų vis tiek gyvenimas daugiau mažiau sukasi apie tai, ką mes jame veikiame, kur mes save realizuojame. Ir negaliu pasakyti, kad esu labai jau didelis fanas būtent šito modelio, bet aš laikau šitą modelį vienu efektyviausių modelių, atrasti savo tam kodėl ir nukreipti tai į veiksmą, į pelningą veiksmą, į naudingą veiksmą. Tai būtent japoniškas modelis pavadinimu Ikigai. Ir pirmas Ikigai punktas yra tai, ką mylime daryti. Ir aš šitą pabrėšiu patį pirmą, jog mes galime gauti labai pelningai apmokamą darbą, mes galime daryti ganėtinai pelningą verslą, bet jeigu tu gyveni savotiškoj agonijoje, kur kiekvieną kartą atėjęs į tą vietą, tu jautiesi įkalintas, įstrigęs, nejudantis iš vietos, arba kaip tik judantis, kaip Marius sakė, galbūt spiralę žemyn, tai ar tai yra iš tikrųjų verta? Ir jeigu tu čia, žinai, galbūt šito paskutinis gyvenimas šitoje planetoje ir mes to nežinom, ne? Mes galime tikėti, mes galime susikurti iliuzijų, bet ar tikrai verta gyventi gyvenimą, kuriame darai kažką, ko nemyli, kur realizuoji save ten, kur nėra meilės. Ir noriu tik tais dar vieną dalyką pasakyti, kad tai kinta. Tai meilė darimui kinta. Ir ką turiu omeny sakydamas, jog jinai kinta. Tai aš kažkada pradėjau savo karjerą kaip sporto treneris, pasibaigiau mokslus, pradirbau su klientais ir pradėjau
pradėjau pastebėti, jog pas mane ateina klientai, kurie nesuvokia, kodėl jie ateina pas mane. Tai didžioji dauguma mano klientės buvo, tai buvo moteriškos lyties atstovės ir susidūriau su tokiu dalyku, kad tai vyras pasakė, tai draugės pasakė, tai ten, kad savęs nemyli žmogus. Ir aš pradėjau pastebėti, kad tam tikri žmonės, kurie neturėjo savo aiškaus, kodėl jie labai anksti atkrisdavo nuo sporto. Tai jie ten mėnesį, 2 pasportuodavo, kartais mažiau, ir jie nusirašydavo. Ir vat man tas, ir nors aš mylėjau sporto industriją, manęs tai nebetenkino. Aš supratau, kad ta meilė sporto industrijai, jinai nemaitina sprendimo, jinai nekuria sprendimo. Ir nors aš buvau ten geras, kas būtų antras Ikigai segmentas, tai kur tu esi geras. Ir nors aš ten buvau sporto industrijoje geras, aš juk galiu tobulėti. Ir aš supratau, kad aš turiu tobulėti, kad aš turiu mokytis, nes sprendimai, kuriuos aš pateikiu, jie sprendžia tik tais paviršutinius dalykus. Taip, sportas gali būti būtent terapija, atsigauti nuo kažkokių tais ten įvykių, nuo sunkumų, atsigauti nuo depresijos ar po skyrybų, bet tai yra laikina terapija, su kuria mes savotiškai bėgame nuo savęs. Ir plus su kokia intencija tu ateini treniruoti savo kūną. Tai čia toks irgi klausimas savo. Tai vėlgi, tai kur esi geras, antrasis segmentas irgi kinta, nes geras gali būti daugelį dalykų, kuriuos tu puoselėjai, kuriuos tu treniruoji, kuriuos tu vystai savo gyvenime. Ir kaip kažkada pradėjau nuo sporto, perėjau į saviugdą, NLP ir kiti visi bairiai tiek to coachingo industrijos, tai automatiškai ten, kur esu geras, tapo kur kas didesnis ratas. Ir kadangi aš esu stiprus puoselėtojas 10 000 valandų idėjos, tai kaip ir sakykime ir sporto pasaulyje aš esu linkęs treniruoti daugiau pamatus, tai tos vadinamus basics, standartinius veiksmus, standartinius pratimus, kad aš juos atidirbčiau, kad jie man taptų visiškai natūralūs ir mano kūno mechanika juos priimtų. Tai lygiai taip pat kaip ir versle ar gyvenime mes turime atidirbti tam tikrą laiko kiekį, kad mes įsisavintume ir tai mums taptų ganėtinai automatiška. Lygiai taip pat su įpročio formavimu. 66 dienos palei Robin Sharmos knygą yra būtent periodas, kai įprotis tampa automatiniu gyvenimo būdo dalimi. Tai dabar trečias segmentas Ikigai, tai yra tai, ko reikia pasauliui. Ir kadangi pats esu verslo treneris, esu pastebėjęs tokį labai paprastą dalyką, tendenciją istorijoje, jog tam tikri poreikiai žmonių kinta. Ir tai, ko mums reikėjo anksčiau, dabar mums nebereikia, nes mes gauname kur kas daugiau. Ir anksčiau mes nebūtume pagalvoję, kad mums reikia viso to, kas dabar yra visose lentynose ir internetinėse parduotuvėse, milijardai prekių, gal trilijonai prekių, kurios didžiosios dalies mums tikrai nereikia, tačiau yra sukurtas rinkos poreikis, kuris ir atveria didesnės galimybės save realizuoti žmonėm. Tai vėlgi kintantis segmentas. Ir ketvirta dalis būtų tai, už ką aš galiu gauti valiutą. Ne? Tai gali būti barteris, tai gali būti brangieji metalai, tai gali būti pinigai. Ir visi šitie 4 tarpusavyje ir yra tas būtent japoniškas Ikigai modelis, kuris, kaip pirmam punkte minėjau, kad mes patys sukuriam prasmę savo gyvenime ir ganėtinai Ikigai tai patvirtina, nes tam tikri dalykai pastoviai kinta mūsų pasaulyje ir priklausomai nuo mūsų brandos, nuo mūsų savęs suvokimo, mes prieiname prie tų dalykų, kurie yra mums brangus, kurie yra mums svarbus, tai, ką mes mylime, mes plečiame save ten, kur esame geri, mes plečiame taipogi savo suvokimą, tai, ko reikia pasauliui ir kolektyviai mes pastoviai sprendžiame tam tikras problemas, vadinasi, kur kažkokiam periode buvo problema, rytoj jos gali nebebūti. Tai automatiškai irgi sukuria kitimą. Ir taipogi
būtent galimybę būti įvertintų valiuta už savo darbą, už savo pastangas, irgi kintantis stipriai dalykas, į kurį reikia atsižvelgti, nes labai dažnai mes užstringame tam cikle, kuris mums tarnavo prieš tai ir jis mums tiesiog dabar nebetarnavo. Ir tai yra ta vieta, kur turi įvykti būtent tas mūsų proveržis, kurio metu mes prieisim tam tikras realizacijas, kodėl, ką ir kaip mes darome. Tai čia būtų mano antras punktas ir šau Mariui. Tai va šičia noriu iš tikrųjų dar papildyti apie tas prekes, kurių turbūt tikrai yra milijardai sukurta, kur mes net nežinojom, kad mums jų reikia iki tol, kol jos atsirado parduotuvės lentynose ir mes patikėjom, kad mums jų reikia. Tai lygiai taip pat ir su mūsų kodėl atsirado tiek daug svetimų kodėl, kad per tą visą triukšmą, jeigu mes neskiriam laiko savo ir įsiklausyti į tai, ką mes natūraliai darom, nes mes natūraliai darom tai, kas yra mūsų, mes nuo to niekaip negalim pabėgti, nes tai eina iš vidaus ir mes pasąmoningai rinksimės, sakykime, bendravimą artimą su žmonėm, kas, sakykime, kažkam yra vertybė. Kažkas kaip tik ne bendravimą su žmonėm, o sėdėjimą prie kompiuterio, nes sėdėjimas prie kompiuterio jiems užpildo pripažinimo vertybę. Ir tada mes prisiklausom kodėl, bet svetimų kodėl, ypač jeigu pradedame eiti į tą savigraužos ir kalties spiralę, nes nesuprantam, kodėl renkamės kompiuterinius žaidimus ar dar kažką, pradedam save kaltinti, tada prisiklausom svetimų kodėl, prisiklausę svetimų kodėl mes tada pradedam siekti svetimų tikslų, o pasiekę svetimus tikslus iš viso jaučiamės pasimetę ir pametę save, nes tai visiškai mūsų neužpildo, nes mums tų tikslų nereikėjo, mes tiesiog patikėjom, kad toje finišo tiesiojoje yra laimė. Taip, tai yra laimė tiesiog, ne mano greičiausiai, nes tai yra to žmogaus, kuris apie tą laimę dalinasi. Tai vėlgi grįžtant prie to, ką kalbėjom vakar, apie skirimą laiko savo, tiesiog pagalvoti, sustoti ir taip pamastyti, kas pas mane gyvenime kartojosi, kas kartojosi mokykloje, kas kartojosi paauglystėje, nes mes visą gyvenimą darom kažką, kur nesvarbu, ar turim pinigų, neturim pinigų, turim draugų, neturim draugų, esam susituokę, nesusituokę, vieniši, yra kažkas, ką mes darom, kas mus traukia ir mes be to negalim. Ir užtenka tiesiog sustoti ir ramiai tai pažiūrėti. Ir nustebsit, kaip lengva pastebėti tos atsakymus, kas mums patinka. O žinant, kas mums patinka, yra pirmas žingsnis, iš ko galima uždirbti pinigus. Nes šiais laikais, ta prasme, turbūt sunku būtų surasti įgūdį ar žmogaus kažkokį poreikį, iš ko negalima užsidirbti. Nes prisiklausius, kokių yra fetišų internete, kaip žmonės darosi pinigus, tai ta prasme tikrai aš buvau apakęs, turėjau gerą pusdienį googlint, kaip tai yra įmanoma, ta prasme, apie tokius dalykus paminėsiu, kaip kažkas negali valgyti pietų, jeigu nepasideda laptopo šalia, kur valgo žmogus, nes jie nesijaučia gerai, jeigu jie valgo vieni. Ir tipo kaip? Arba, žodžiu, ta prasme, pasaulis nenustojo mane stebint, kuo toliau, tuo gražiau, kuo giliau į mišką, tuo daugiau spalvų ir taip, tikrai su įvairiais gebėjimais ir su įvairiais poreikiais, potraukiais mes šiais laikais tikrai galime sugalvoti būdų, kaip iš to užsidirbti arba kaip iš to gyventi, tiesiog reikia tam skirti laiko, suplanuoto laiko, kokybiško laiko, be telefono, be svetimo triukšmo, be kitų žmonių nuomonės, tam, kad išgirsti save, atreflektuoti ir tada pamastyti, kur mes norime eiti. Žinoma, visada galima kreiptis į profesionalus, galima kreiptis į Karolį ar kitus žmonės, kurie padeda atkapstyti tą potencialą ar tą potraukį, kurio galimai patys sunkiai atrandate. Tai yra įvairių įrankių, kaip tai padaryti, tiesiog tai atradus atsiranda visiškai kita judėjimo kokybė ir visai kitas greitis, nes kai pasirinkimas ir kai kodėl eina iš vidaus, tada atsiradus kliūtims yra lengviau nepasiduoti ir judėti toliau, įveikti kliūtį, surasti skirtingus kliūties sprendimus, paaugti per vieną laiptelį, per 2 laiptelius ir vėl atsikėlus eiti.
Kai mes prisiklausom, kodėl, dažniausiai tada per 2, 3, 4 atsiradusią kliūtį mes tai numetam, nes tai nebuvo mūsų. Ir aš turėjau gyvenime tik etapą, kai buvau Londone ir buvau apsuptas sėkmingų žmonių, kurie, sakykime, draugas verslininkas, jo mergina investicijas labai aukšto lygio pritraukinėja. Mano mergina tuo metu irgi su dideliam pajamom teisininkė ir aš tada galvoju, o aš ką? O aš tai nieko? Ir kokius. Aš tuo metu, jeigu lietuviškai, ir galima sakyti, toks buvau kaip ūkvedys, toks vadybininkas ūkvedys, kur priemu tam tikras, ten sulūžo, sugedo, nuvažiuoju, pažiūriu, tai aš pats taisysiu ar kažkas. Ir, save galvoju suspardžiau už tai, nes, tai kaip čia dabar visi tokie sėkmingi, o Marius čia dabar ūkvedys. Ir man tai užtruko kokius 4 mėnesius, kur save graužiau viduj ir aš tada supratau, kad tai irgi yra privalumas, nes tie žmonės jau buvo susitapatinę su savo vaidmeniu ir jie negalėtų prisitaikyti prie kažko mažiau arba kas nesuteikia tokio komforto gyvenime, kaip suteikia jų turima pozicija, jų turimas pavadinimas, kur Marius, dabar ūkvedys, o paskui gal verslo savininkas, gal ūkininkas, gal kosmonautas. Ta prasme, Marius tikrai gyvens ir tikrai neblogiau negu kiti, tikrai dar geriau ir su daugiau spalvų savo gyvenime. Tai va toks mano antras pastebėjimas. Puikus pastebėjimas ir ačiū už pasidalinimą. Ir aš paliesiu tą dalį, kur Marius minėjo apie tai, kad gauti uždarbį už tai, ką darai ir kad yra visokių produktų, kurių mums nereikia. Ir čia yra ta dalis, kur būtent mano 3 punkto, kas būna, kai ikigai būna nelygus arba ne iki galo išsigrynintas. Tai dabar duosiu paprastą pavyzdį, kur mes esame geri tame, ką mes darome, kur yra poreikis tam, ką mes darome ir kur mes galime gauti uždarbį iš to. Tai dabar nėra 4, tai nėra meilės tam, ką tu darai. Ir tai yra labai patogi vieta būti, tačiau šioje vietoje mes dažniausiai jaučiame trūkumą, būtent tuštumą, būtent tos pilnatvės nebuvimą, kur atrodo gyvenu ne savo gyvenimą, gyvenu kitų standartus. Tai čia, žinai, kaip pavyzdžiui, gali būti ir buhalteris, kuris, geras su skaičiais, kur buhalterinių paslaugų tikrai pasauliui reikia ir atlyginimas gali būti geras. Tačiau pats žmogus nori atsidaryti savo restoraną ir jisai nori kepti tortus, jis nori kepti steikus, jis nori daryti pačias unikaliausias salotas visam rajone, visoje šalyje galbūt, ne? Ir kadangi jisai to nedaro, automatiškai jam yra patogu, nes, jisai pirmas dalykas priprato. Antras dalykas, jisai gauna pajamas iš to ir, jo darbo paklausa yra pastoviai aktyvi. Tačiau jisai jaučia tuštumą. Dabar, jeigu mes mylime tai, ką darome, jeigu to reikia, ką mes mylime, ir jeigu mes galime gauti pinigus už tai, tačiau mes nesame geri tame. Sakykime, dabar jūs mylite groti gitarą. Ir pasauliui tikrai reikia muzikos, muzikantų, muzika nuo senovės buvo, ne? Ir tu gali gauti pinigus uždarbį už grojimą su gitara, ne? Ten išeiti kažkokį renginį ar kažkur. Bet jeigu tu nesi geras ant gitaros grojimo, aš nemanau, kad tu uždarbį gausi gale pasirodymo. Ir klausimas, ar datemsi galo pasirodymo. Tai čia toks biškai kitoks variantas, ne? Ir tai yra vieta, kur mes jaučiamės neužtikrinti, kur mes nežinome savo vertės, realios vertės, nes tai, ką mes bandome daryti, mes tiesiog nesame iš to išgalandę. Žinot, geležį galanda ir, darbas, tęstinumas, pastovumas ir yra raktas, disciplinos raktas ir raktas į meistriškumą. Tad čia toks nesuderinamumas, kai atrodo, vieni svarbiausių dalykų, bet jeigu, žinai, tu myli tai, to reikia pasauliui ir už tai gali gauti, o tu esi tame blogas, tai ką tu gausi? Tu gali mylėti tai be galo, bet ar ta meilė tau atsipirks
ar ta meilė tau atsipirks tose situacijose? Faktas, juk tu turi tapti geras tame, kad tai tau atsipirktų visapusiškai. Dabar sekantis pavyzdys, kur žmogus yra geras tame, ką daro, jisai myli tai, ką daro, pasauliui to reikia, bet, sakykime, dabar kažkokiam trečiųjų šalių regione reikia tam tikro, sakykime, produkto, kuris kainuoja tam tikrą kiekį pinigų, ko ta bendruomenė negali sau leisti sumokėti. Tai ir kaip tu mylėtum tai, ką darai, kad ir kiek tu būtum geras tame, ką tu darai, ir kad ir kiek to bereikėtų, jeigu nėra kas už tai sumokėtų, tau bus labai sunku save tame realizuoti ir nėra ką kalbėti jau apie uždarbį kažkokį ar apie kažkokio turto sukūrimą. Tad dėl to yra, atkreipkite dėmesį, kaip vieno segmento pasitraukimas iš tos gėlytės, iš būtent šitų 4 segmentų, kaip jisai kūria ir kreipia mūsų patirtį. Ne? Ir dabar, jeigu mes mylime tai, ką darome, jeigu mes esame geri tame, ką darome ir galime gauti už tai pinigus, tačiau pasauliui to iš tikrųjų nereikia, kaip mes jaučiamės? Mes jaučiamės beverčiai praktiškai. Mes jaučiamės nenaudingi, nes nėra poreikio tam. Ir atrodo, kad aš tai myliu, aš geras tame, aš galiu už to gauti pinigus, bet tai nieko nesprendžia. Lygiai taip pat, kaip aš buvau papuolęs su savo pavyzdžių istorijos, šitoje vietoje sužaisiu, jog aš buvau treneris, aš mylėjau tą darbą, aš mylėjau padėti žmonėm, aš mylėjau sportą, aš nuo vaikystės mylėjau sportą ir aš tikrai geras tame buvau, aš buvau geras treneris net be išsilavinimo, iš idėjos. Ir tai jau man buvo ženklas, kad aš galiu būti top of the top, vienas iš geriausių. Ir aš uždirbdavau pinigus, tai pradžia buvo nelengva, buvo, kad už 15 svarų savaitę gyvenom su draugeliu, bet esmė tame, kad aš pramušiau, aš pradėjau judėti, aš pradėjau daryti ir po 1,5 ir po 3 tūkstančius į mėnesį, kol aš tiesiog pakeičiau tai. Bet esmė, kad ir buvo tas jausmas, jog tai, ką aš darau, kad aš ir tai myliu, kad aš ir geras tame, kad ir gaunu pajamas, bet tai beprasmiška. Tai nesprendžia realios problemos ir pasijaučiau lik švaistomas. Tad svarbu yra atsakyti savo į esminius klausimus, daryti vidinį darbą, kuriame mes gauname aiškumą, nes jeigu mes gyvename be aiškumo, ar tikrai mes norime gyventi be aiškumo? Esmė, iš kur mano visi poreikiai kyla, iš kur mano baimės kyla, iš kur viena emocija, kita emocija, iš kur intencijos ateina. Ir per visus šitos metus, kiek aš profesiniam lygiai tobulėjau, asmeniniam lygiai tobulėjau, per visą mano gyvenimą, kas nėra labai ilga patirtis šiam kūne, 26 metai, tai yra be galo svarbu. Tai yra kertinis akmuo jūsų laimės, jūsų pilnatvės ir jūsų savirealizacijos tiek gyvenime, tiek dvasingume, tiek versle, ką be paimtume. Tai yra kertinis akmuo. Tad ačiū, kas klausėte ir tikiuosi tai buvo naudinga ir perleidžiu Mariui, nes Marius dar turi vieną punktą pasidalinti su jumis ir jo. Taip, ir apie tą aiškumą. Aš labai pastebėjau ant savęs apie tai, kad tiksliai aprašytas tikslas suteikia ir energijos, ir judėjimo gaires, nes esu iš tų žmonių, kur pradedu labai daug klausinėti iki tol, kol sustoju dažniausiai. Ir jeigu nėra aiškaus vaizdo ir labai tiksliai išaiškinta, negaliu dėti sekančio žingsnio. Pats save sustabdau ir kai turiu tiksliai aprašytą tikslą, žinau, kodėl man jisai yra reikalingas ir jisai mane įkvepia, tai nėra nieko, kas mane sustabdytų šitam pasauliu, nes kiek esu pagalvojęs apie tokius nerealius tikslus, kuriuos savo esu gyvenime išsikėlęs ir aš juos tiksliai žinojau, kad nėra plano B, aš žinau, kad aš juos turiu pasiekti arba, tiesiog, nėra plano B, aš juos pasieksiu, net nebuvo minties, kad jie yra nepasiekiami kažkokie, aš juos visus ir pasiekiau ir
tuo pačiu tikslai, kuriuos aš išsikėliau, tačiau kažkurio momentu pamečiau prasme, pamečiau savo kodėl arba dingo meilė, ten ir paslydau. Tie tikslai nebuvo pasiekti, tie tikslai nuslydo ir užsimiršo istorijoje dėl kai kurių kartais pagraužiu save, kartais negraužiu savęs, suprantu, kad tai yra dalis proceso, tačiau, kaip ir Karolis minėjo, kai mes tiksliai žinom kodėl, tada žinom kur ir tai yra mūsų, o ne kažkieno primestas, tai nėra tokios jėgos šioje žemėje, kuri mus galėtų sustabdyti, tai su šia idėja turbūt ir paliksiu iš šį vakarą. Jo, puikiai Mariau, ir kai dar mesiu tokiam viršaus, kai viduj aiškumas yra neginčiamas, kai tvirtai ne tai, kad tikite, o žinote savo esmę ir iš kur visa tai kyla. Tikrai nėra tokio dalyko išorėje, kuris galėtų paveikti jūsų vidų. Ir nesėkmė tampa tiesiog kaip mėtinis saldainis, kurį jūs labai mėgstate. Nes nesėkmė tampa sėkmė, tai tampa keliu į sėkmę. Nesėkmė tampa laipteliu į sėkmę. Taip. Nesėkmė nuo žodžio sėkmė. Ir tai yra tas kertinis akmuo, per kurį mes visi turime praeiti. Ir labai tikiuosi, kad būtent uždavę savo tuos pirmus 3 klausimus, kuriuos aš jums pateikiau ir perėję būtent per 4 ikigai segmentus, jūs rasite bent dalelę to, bent pradinį tašką, nuo kurio atsispirti tvirčiau. Ir aš rekomenduoju netgi tiems, kurie jau turite profesiją, kuri jums yra puikia, jūs tenkina, tiesiog užduokite savo tos klausimus, praeikite pro ikigai ir jeigu reikia būtent asmenizuoto perėjimo, galite susisiekti su manimi ir aš tikrai patarsiu keletą dar kokių patarimų palei jūsų situaciją, palei jūsų profesiją ir mąstykite plačiau, nes, kaip aš sakau, jeigu pasižiūrėsim pro langą į medžių nieks neaiškina, kiek augti, jis auga tiek, kiek jam reikia augti. O aš gyvenu su šūkiu, leisk liūtui būti liūtų, nes mes labai dažnai bandom liūtą pasodinti į zebro kailį ir tai neveikia taip. Ir tada gaunasi, kad liūtas urzgia. Kai liūtas urzgia, mums skauda ir mes nežinome, kur dėtis. Tad leiskit liūtui būti liūtų ir suprasite, kodėl tai yra taip nuostabu ir susirasit visas prasmes, susirasit viską, ko jums reikia ir padarysit dar daugiau, nei kad nors įsivaizdavot. Nes tai, kur aš buvau prieš metus laiko ir kur esu šiai dienai, su kokio lygio žmonėm bendrauju, su kokio lygio projektais dirbu, ta prasme, man tai, jeigu aš būčiau savo pasakęs tai prieš metus, būčiau toks, maladėts. Tai jo, tai realiai tikėkit savim ir tuo, kas jūsų viduje, tai, kas jūs esate, ir leiskite tą energijai tekėti per jūs ir įgyvendinti tuos dalykus, nes čia ir yra pati didžiausia galia, nes tai yra išsilaisvinimas. Tad linkiu išsilaisvinti. Taip, dėkui šį vakarą uždėmesį. Tai lauksim komentarų, atsiliepimų, kam kas tiko, patiko ar nepatiko, irgi lauksim komentarų. Ir iki kitų kartų. Viso. Čiau.